Sveiki, esu Gustas. Šiuo metu studijuoju statistikos magistro programą Šveicarijos federalinėme technologijos institute Ciuriche. Ir šiandien norėčiau Jums papasakoti apie klasifikavimą. Tai yra viena iš mašininio mokymosi šakų. Tai pirmiausia, mašininį mokymąsi, angliškai machine learning, galėtume skirti į dvi klases. Tai yra į prižiūrimą mokymąsi ir į neprižiūrimą mokymąsi. Dar galima būtų kalbėti apie pusiau prižiūrimą mokymąsi, bet šiandien norėčiau išskirti šias dvi pagrindinės šakas. Pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų rūšių yra tai, kad prižiūrimojo mokymosi atveju mes modeliui suteikiame informaciją apie tai, ką jis bando prognozuoti. Tai pavyzdžiui, jeigu modelis bandytų prognozuoti, ar paveiksliuke yra pavaizduotas šuo ar katė, mes modeliui pateiktume informaciją apie tai, kad šiuose paveiksliukuose pažymėtos katės, o kitose paveiksliukuose pažymėti šunys. Ir tada modelis pasinaudotų šią informaciją ir tikėtina išmoktų prognozuoti, kas pavaizduota paveiksliuke, šuo ar katė. Neprižiūrimojo mokymosi atveju mes net nepateiktume modeliui informacijos, ar tai yra šuo ar katė, mes tiesiog duotume modeliui daug paveiksliukų ir tikėtumėmės, kad modelis, sakykime, atskirtų šiuos paveiksliukus į dvi kategorijas, klases ir tuomet jau nežinotume iš tikrųjų, kaipgi modelis nežinotų, pagal ką jam tuos paveiksliukus atskirti, bet galėtume tikėtis, kad galbūt jis atskirs paveiksliukus į šunis ir kates. Bet šį kartą aš norėčiau kalbėti apie prižiūrimų mokymosi atvejus ir konkrečiai apie klasifikavimą ir regresiją. Tai iš tikrųjų šiandien kalbėsiu apie klasifikavimą, apie regresiją kalbėjau praeitame vaizdo įraše, bet praeitame vaizdo įraše kalbėjau apie tiesinę regresiją, bet ši informacija reikalinga ir šiame įraše, tad jeigu galite, tikrai rekomenduoju pasižiūrėti tiesinės regresijos įrašą. Ir klasifikavimo atveju modelis atsako į klausimą, kuriai klasiai arba kategorijai priklauso tam tikras objektas. Tai pavyzdžiai galėtų būti, ar pacientas serga tam tikrą ligą ir galimi atsakymai be abejo yra tik tai du, arba taip, arba ne. Tai yra dvi galimas klasės. Arba pavyzdžiui, kitas klausimas galėtų būti vėlgi tas pats, koks gyvūnas pavaizduotas paveiksliuke. Tai galimos klasės yra šuo, katė, dramblys ir taip toliau. Galbūt dar kokia nors kita gyvūno rūšis, žirafa, papūga. Tačiau ką reikia paminėti, kad mes turime kalbėti apie baigtinį klasių skaičių. Tai, sakykime, turime 10 skirtingų gyvūnų rūšių ir tada jau bandome prognozuoti, kuriai klasiai priklauso mūsų turimas paveiksliukas. Ir taip pat dar vienas pavyzdys, ar telefono atrakinimo metu atpažintas veidas yra savininko, tai vėlgi du variantai, tik tai taip arba ne. O regresijos atveju mes atsakome į kiek kitą klausimą, tai yra kiek daug. Ir prognozė yra tam tikras skaičius. Tai pavyzdžiui, už kiek parduotume savo automobilį rinkoje, į šį klausimą bandžiau atsakyti praeitame vaizdo įraše. Taip pat galėtų būti klausimas, kokia bus rytojaus temperatūra, tai galime šį klausimą performuluoti, kad klausimas turėtų žodelį kiek laipsnių Celsijaus rodys rytoj termometras. Arba pavyzdžiui, turime klausimą, kiek po metų kainuos tam tikra akcija akcijų biržoje, prognozuojame tam tikrą skaičių. Ir klasifikavimo problemą galima būtų išskaidyti dar į dvi grupės. Tai tuos atvejus, kai prognozuojame ką nors, kas galėtų priklausyti tik tai 2 klasėms arba daugiau negu 2 klasėms. Tai pavyzdžiui, klausimas galėtų būti, ar pacientas serga tam tikrą konkrečią ligą ir atsakymas be abejo yra tik tai taip arba ne. O jeigu norėtume šią problemą paversti į problemą, kuri gali turėti daugiau negu 2 klases, tai to klausimas skambėtų, kuria liga serga pacientas.
Na ir tuomet turime, sakykime, kokias nors 4 skirtingas galimas ligas. Ir taip pat dar galėtume turėti 5 variantą, kad pacientas apskritai neserga. Kita problema galėtų būti, ar elektroninis laiškas turėtų būti perkeltas į šlamšto aplanką. Tai vėlgi atsakymas yra taip arba ne. Na, o panašus klausimas daugiau nei 2 klasių atveju būtų, į kurį aplanką turėtų būti perkeltas elektroninis laiškas. Kaip pavyzdžiui, į reklamų, socialinių tinklų, galbūt šlamšto, o galbūt niekur neperkeltas. Dar vienas pavyzdys, ar paveikslėlėje pavaizduotas objektas yra katė, tai jau minėtas pavyzdys. Atsakymas taip arba ne, o daugiau nei 2 klasių atveju tai būtų koks gyvūnas pavaizduotas paveikslėlėje. Vėlgi renkamės iš tam tikro baigtinio gyvūnų sąrašo. Na, o šį kartą norėčiau paanalizuoti tokią problemą. Tai sakykime, kad mes esame nekilnojamo turto skelbimų portalo kūrėjai ir mūsų klientai parduoda ir perka butus, gyvenamosius namus, sodybas, garažus ir galbūt kokios nors kitos rūšies nekilnojamo turto objektus. Tačiau ne visi parduodantis ir skelbimus įkeliantis klientai pažymi, ar parduoda butą, namą ar kokios kitos rūšies objektą. Ir ką mes norėtume vis dėlto padaryti, tai yra, kad klientui, kuris nori nusipirkti butą, būtų rodomi tik butai. Tai vis dėlto mūsų tikslas ir mūsų užduotis yra sukurti modelį, kuris pagal kitus pardavėjo pateiktus duomenis atpažintų, ar parduodamas objektas yra butas, ar vis dėlto tai yra kažkoks kitos rūšies nekilnojamo turto objektas. Na ir spręsdami tokią problemą, mes pirmiausia apmokytume modelį su tais duomenimis, kurie jau turi pažymėta informacija, ar tai yra butas, ar vis dėlto namas, ar kitos rūšies objektas. Ir apmokę modelį su šiais duomenimis, mes galėtume tuomet taikyti modelį ir prognozuoti klasę tiems skelbimams, kuriuose nebuvo nurodyta, ar tai yra butas ar nebutas. Na ir tuomet pateikti papildomai informaciją klientui, kuris nori nusipirkti butą, apie tuos skelbimus, kuriems modelis prognozavo klasę, kad tai yra butas. Ir klases norėčiau pažymėti dviem skaičiukais, tai yra arba +1 arba -1, tai jeigu parduodamas objektas yra butas, tai yra +1, jeigu tai nėra butas, tuomet žymėtume šį objektą -1. Ir nepaisant to, kad klasifikavimas ir regresija sprendžia skirtingo tipo problemas, tačiau šiuo atveju mes galime pasinaudoti regresiją ir tuomet pasinaudoję regresiją mes galime spręsti klasifikavimo problemą. Tai sakykime, kad turime tiesinės regresijos modelį ir tiesinės regresijos modelis mums duoda prognozę, kuri yra tam tikras skaičius, kuri atsako į klausimą kiek. Tačiau mūsų galutinis klausimas yra, kuriai klasiai kategorijai priklauso tam tikras objektas. Tai šiuo atveju labai paprastai galime išspręsti šią problemą, jeigu mūsų tiesinės regresijos modelio prognozė yra skaičius ir, tiksliau, jeigu tiesinės regresijos modelio prognozė yra daugiau už 0, tai tuomet prognozuosime, kad tai yra butas, +1, jeigu vis dėlto prognozė yra mažiau už 0, tuomet prognozuosime, kad tai yra nebutas, -1. Na ir tokiu būdu galim panaudoti tiesinės regresijos modelį klasifikavimo problemai spręsti. Na, taip pat galime ne tik tai atsakyti į klausimą, kuriai klasiai priklauso objektas, tai yra, ar tai yra butas ar ne, bet ir gauti tikimybę, kiek modelis yra užtikrintas, kad tas objektas yra butas ir ar nebutas. Tai mes matome, kad X ašyje turime tiesinės regresijos modelio prognozę. Tai yra tam tikras skaičius, kuris gali būti bet koks skaičius. Na, ir jeigu skaičius yra teigiamas, tai tuomet prognozuosime, kad tai yra butas. Jeigu skaičius yra neigiamas, prognozuosime, kad tai yra nebutas su tam tikra tikimybė. Tai čia tik paminėsiu dar, kad mes turime logistinę funkciją, kuri mums ir padeda gauti tikimybės. Na, o dešinėje pusėje matote būtent logistinės funkcijos išraišką. Tai
jos nebūtina įsidėmėti, bet tiesiog paminiu, nes ir vėliau naudosiu šią būtent logistinę funkciją. Na ir galime pažiūrėti į keletą konkrečių nekilnojamojo turto objektų. Tai sakykime, turime 3 nekilnojamojo turto objektus. Na ir kaip matome, dešinėje esantis objektas, tiesinės regresijos modelis prognozuotų 3, tai tiesiog tam tikrą teigiamą skaičių. Na ir tokiu atveju mes gautume, kad modelis yra įsitikinęs, kad šis nekilnojamo turto objektas yra butas su 95% tikimybė. Na tai pakankamai aukšta tikimybė ir galime kaip ir pasitikėti modelio prognozę ir šį skelbimą rodyti klientui, kad tai yra butas. Lygiai taip pat mes turime kitoje pusėje -3 ir tokiu atveju tik tai 5%, kad toks skelbimas yra butas. Na ir nuspręstume vis dėlto nerodyti tokio skelbimo mūsų klientui, kuris domisi tik tai butais. O jeigu vis dėlto turėtume štai tokį skelbimą, kur nepaisant to, kad prognozuojama klasė yra butas, nes prognozė yra daugiau už 0 ir vis dėlto tikimybė yra 55%, tačiau ši tikimybė yra labai arti 50%, na ir negalime būti vis dėlto visiškai tikri, kad čia modelis nesuklydo ir na tada jau galime priimti sprendimą pagal mūsų prioritetus ir arba pateikti, arba nepateikti šio skelbimo mūsų butais besidominčiam klientui. Tačiau vėlgi, nors ir šis skelbimas būtų klasifikuojamas kaip butas, tačiau modelis nėra toks užtikrintas. Ir norėčiau pakalbėti šiek tiek apie matematinę pusę. Taip, vėlgi primenu, logistinė regresija, nors yra žodis regresija, bet tai yra klasifikavimo modelis, tačiau jis naudojasi tiesinės regresijos aspektais. Ir jeigu turėtume tiesinės regresijos prognozę Y, tai Y yra lygu A plus B1 x1 plus B2 kart x2 plus taip toliau plus BP kart xp. Ir jeigu turėtume štai tokią tiesinės regresijos modelio išraišką, tai kągi vis dėlto tai reiškia, tai šie A, B1, B2, taip toliau BP parametrai yra išmokstami modelio parametrai. Tai yra tam tikri skaičiai, kurie ir apibūdina mūsų modelį. Na, o x1, x2, taip toliau xp yra žinomi nekilnojamojo turto objekto kintamieji. Tai galėtų būti kaina, plotas, kambarių skaičius, aukštų skaičius, statybos metai ir taip toliau. Na, o P yra tiesiog kintamųjų skaičius, kuriuos mes naudojame modelyje. Ir daugiau apie tai galite išgirsti praeitame vaizdo įraše, kuriame ir kalbėjau apie tiesinės regresijos modelius. Tuo metu logistinės regresijos prognozė yra tam tikra tikimybė. Ir čia tai yra tikimybė, kad nekilnojamo turto objektas yra butas. Ir mes tiesiog pasinaudojame tiesinės regresijos prognozę, taip pat logistinę funkciją. Ir įsistatome į logistinę funkciją tiesinės regresijos prognozę ir gauname tikimybę. Tai kaip matote, paskutinėje eilutėje turime būtent tiesinės regresijos prognozės išraišką, įsistatome ją į logistinę funkciją, na, ir gauname tikimybę, kad nekilnojamo turto objektas yra butas. Ir vis dėlto treniravimas logistinės regresijos atveju yra šiek tiek kitos nei tiesinės regresijos atveju. Tai dabar pavaizduosiu, koks yra skirtumas tarp tiesinės regresijos tikslo ir logistinės regresijos tikslo. Tai tiesinės regresijos tikslas yra rasti modelio parametrus A, B1, B2, taip toliau BP, kurie minimizuoja skirtumą tarp tikrosios reikšmės ir prognozuojamos reikšmės. Na tai praeitą kartą analizavau automobilio ridos ir kainos priklausomybę. Tai matome, kad raudona linija būtų mūsų tiesinės regresijos modelis, mėlyni taškiukai tai yra konkretūs duomenys. Ir mūsų tikslas buvo, kad parinkti tokią raudoną liniją, raudoną tiesę, kad atstumas tarp tiesės prognozuojamos reikšmės ir modelio prognozuojamos reikšmės būtų kuo mažesnis.
Na, tai yra natūralu, tikslas yra suklysti kuo mažiau nuo tikrosios reikšmės. Tuo metu logistinės regresijos atveju situacija yra šiek tiek kitokia, panaši, bet šiek tiek kitokia. Tai logistinės regresijos tikslas, tai vėlgi rasti modelio parametrus, tos pačius parametrus A, B1, B2, taip toliau, BP, kurie minimizuotų objektų skaičių, kurie buvo atspėti neteisingai. Tačiau papildomai modelis stengiasi, kad klaidos atveju jis nebūtų smarkiai įsitikinęs dėl savo klaidingo spėjimo. Na tai pavyzdžiui, jeigu turėtume štai tokį tašką, tai mes labai nenorėtume, kad modelis būtų labai įsitikinęs, kad tai yra, kad šis objektas yra butas, jeigu iš tikrųjų realybėje jis nėra butas. Tai modelis geriau jau tegu parenka štai tokį variantą ir suklysta 5%, negu suklysta 45%, teigdamas, kad jis yra įsitikinęs labai smarkiai, kad tam tikras objektas yra butas. Tai mes matome, čia yra 95%, kai iš tikrųjų, sakykime, jis nebūtų butas. Tai palankiau modelis vertintų, rinktųsi tokius parametrus, kurie klaidingai prognozuotų sąlyginai nesmarkiai. Tai reiškia, na, kaip ir vis dėlto klaida yra, modelis suklysta, jeigu čia, sakykime, yra objektas, kuris nėra butas, bet tas suklydimas nėra toks didelis. Ir būtent tai norėčiau pavaizduoti ir iliustraciją. Tai šiuo atveju mes turime butus ir nebutus, tai galėtų būti, sakykime, gyvenamieji namai ar kokie kiti objektai. Ir mėlyni taškiukai yra butai, oranžiniai kryžiukai yra nebutai. Ir šiuo atveju mes turime tiesiškai atskiriamus duomenis. Mes turime X ašyje kainą, o Y ašyje plotą, tai yra tam tikri kintamieji, kurie mums leidžia prognozuoti, ar tai yra butas ir nebutas. Ir, kaip minėjau, turime tiesiškai atskiriamus duomenis, tai reiškia, kad mes galime tobulai prognozuoti visus mūsų duomenis, ar tai yra butas ar nebutas, naudodamėsi logistinę regresiją. Tai nubrėžiame tiesą, tai yra mūsų modelis, juoda tiesė yra mūsų modelis, ir tobulai atskiriame butus nuo nebutų. Tačiau ką noriu paminėti, kad jeigu mes tik šiek tiek pakeičiame mūsų turimus duomenis, tai čia pridėjau papildomai 4 nekilnojamo turto objektus, kurie yra nebutai, juos matome štai čia. Tiksliau gal 3 netgi, ne 4, pridėjau štai šiuos 3 nekilnojamojo turto objektus, ir kurie turi mažesnę kainą ir plotą lyginant su visais kitais nebutais, tai yra tikriausiai namais arba kokiais nors kitais objektais. Ir iš tikrųjų prognozė pasikeitė ir galime pažvelgti vis dėlto, kaip pasikeitė. Tai matome, kad ta tiesė, jos posvyrio kampas pakito ir dabar matome, kad kai kurie variantai, tai yra, pavyzdžiui, štai šis mėlynas taškas jau būtų klaidingai prognozuojamas, nes jis vis dėlto yra šalia visų nebutų. Taip pat ir šis oranžinis taškas, oranžinis kryžiukas būtų klaidingai prognozuojamas, nes būtų modelis prognozuotų, kad tai yra butas, nepaisant to, kad tai yra, sakykime, namas. Ir kodėlgi vis dėlto taip įvyko, tai dėl mano minėto aspekto, kad modelis stengiasi, kad suklydimas būtų kuo mažesnis. Tai modelis stengiasi, kad štai šis taškas nebūtų taip smarkiai nutolęs nuo tiesos ir dėl to renkasi suklysti netgi dar kelis kartus, šiek tiek suklysti, tai yra parinkti neteisingą klasę. Tai reiškia parinkti klaidą štai čia ir štai čia, bet turėti mažesnį atstumą iki tiesės, tai yra, kad suklystume ne taip smarkiai būtent štai šito nebuto atžvilgiu. Tai jeigu
pažvelgtume į praeitą tiesę, tai būtent ir matome, kad čia mes turėjome tobulai atskirtus duomenis ir štai šis taškas taškas mėlynas buvo įvertintas teisingai, tačiau vėliau jis yra įvertintas neteisingai. Kodėl? Dėl to, nes mes norime, kad šis kryžiukas nebūtų taip prastai įvertintas. Jis vis tiek liks klaida, bet dabar jau modelis nebus taip smarkiai įsitikinęs, kad tai yra butas, kaip būtų įsitikinęs modelis, jeigu turėtume būtent štai tokią tiesą. Tai dėkui, kad klausėte, dėkui, kad sekate MGJ fondą ir iki kitų susitikimų.